Tai sveiki gyvi, labai džiugu jūs vėl matyti. Klausimam ir atsakymam su kava ir Šarūnu. Noriu tokį ir įžanginį padaryti ir norėjau paklausti, kaip jūsų tas pirmas mėnesis praėjo pačio sausio, nes man pačiam tai labai įdomu. Tradiciškai, galbūt jau galima tai pasakyti, tradiciškai keliauja žodžiai jums nuo mūsų prodiuserės geri draugai, žmogaus didžiausias turtas, nes jų pečiai, kai reikia, bus šalia. Gyvenime galbūt dažnai kai ką pamirštam, bet tikras draugas kito niekada. Ir dar, kas per sausį atsitiko, ko nepaminėjau, tai per sausį supratau, kiek plaukų yra užaugę. Atsigeriam ir varom. Apie antivirusinės tarp kitko kompiuterių ir kokią patys naudojam ir ką manot, ar verta įsidiegti į telefoną apskritai. Tai jeigu taip tiesiai pasakius, antivirusinės visą laiką buvo tokia programinė įranga, kuri tiesiog galbūt gelbėjo žmonės nuo durnumo vienaip ar kitaip. Iš esmės, pačios kompiuterinės sistemos yra gana gerai apsaugotos iš savęs nuo tokių standartinių dalykų, kas patys gali žmonės kažką padaryti. Tai aš pats, pavyzdžiui, nenaudoju nieko, naudojuosi tik tai Windows Defenderiu, tas, kas yra čia. Naujausias trendas, galbūt, kuris yra dabar ir kuriuo galbūt reikėtų vadovautis, tai yra tai, kad žmonės labai daug naudojasi internetu ir visos blogybės dažniausiai slypi ten. VPN'as yra žiauriai geras dalykas, patys naudojam čia pas save, mes naudojam, galbūt nežinau, ką pasakyti, Surfsharką naudoju pats, bet iš esmės visi VPN'ai principą turi tą patį, kiekvienas VPN'as gali pasiūlyti kažką daugiau, kaip pavyzdys, kai kurie VPN'ai turi password managerius, ką irgi pats naudoju, susivesti vieną turi master passwordą ir tada turi labai daug sugeneruotų skirtingų, tai žodžiu, VPN'as yra vienas iš tų dalykų, kuris gali tave apsaugoti ir be abejo šiais laikais tikriausiai ir visi pastebit, kad labai daug yra sukčių SMS-ų pusėje, mailų pusėje, kur kažką parašo ir kažką paspaudė. Kiekvieną dieną gaunu iš PSR'os kažkokį pasakymą, kad mano kažkas yra blogai ar iš to pačių bankų. Žodžiu, nebūti durnam, nepaspausti, nesusigundyti kažkuotais ir tau jokios antivirusinės programos tikrai nereikės, o jeigu jau kažkas norės įsilaužti į tavo kompiuterį ar kažką padaryti, tai greičiausiai tu to nežinosi ir kaip tu besisaugosi, vis tiek kažkas tą galės padaryti. Toliau važiuojam. Robertas klausė, turiu klausimą, kokias ausinės pirkti, nes kiek nusiperku, tiek jos greit sugenda. Tai vėlgi trūksta truputėlį informacijos apie klausimą, apie kokias ausinės mes šnekam, ar mes šnekam apie kažką tokio kaip čia, ar mes šnekam apie kažką tokio kaip čia. Tai labai kartais reikia patikslinti, bet iš esmės, kiek aš, pavyzdžiui, susidūriau, žmonės sako, kad jiem genda AirPodsai. Man niekada nebuvo sugedus, turėjau dvi kartas skirtingas, man nesugedė. Apskritai su visais techniniais prietaisais, kuriuos turiu. Vienintelis dalykas, kuris pastaruosius metus sugedo, tai indaplovė. Ir galbūt aš laimės kažkoks kūdikėlis, kuriam nieks neatsitinka, bet nei aš kažkaip papildomai specialiai rūpinosi, nei kažkaip labai superiniai saugau. Gal aišku, be abejo, prisaugau ir telefoną, dar kažką, kad nedūžtų, nedūžtų, nenukristų kažkur tais, bet iš esmės papildomos kažkokios specialios priežiūros tam nedarau. Ir mano nuomonė, ir seniai esu įsitikinęs, kad kiekvienas gamintojas stengiasi padaryti daiktą kuo įmanoma geriau už jo pateiktą rinkos kainą ir už tai, kai jis parduoda. Tai reikia pasitikėti tais gamintojais. Jeigu reikėtų rekomenduoti, tikrai rekomenduoju AirPodsus, į ausis mažas ausinės, 100% tikrai. Labai esu patenkintas, nesu patenkintas jų mikrofonu, todėl dažniausiai naudojuosi kompo mikrofonu, jeigu esi mytose kažkokiose, arba dabar kaip čia, be abejo, kitas mikrofonas yra, tai vienintelis dalykas, kuris mane tada nerimna. Dėl ko jas naudoju? Dėl to, kad Apple ekosistema žiauriai gerai, viskas kartu veikia, tuo esu labai patenkintas. Jeigu kalbant apie ausinės prie kompiuterio, labai tikrai rekomenduoju HyperX Cloud 2, dabar jau Cloud 3 iškeliavę yra į rinką. Labai daug gerų dalykų esu girdėjęs, pats esu bandęs ne vieną kartą, pačiam labai patiko ir ergonomika, ir garsas, ir viskas, žodžiu, ar tai gendantis dalykas, negaliu dabar tiksliai atsakyti, nes pats ilgą laiką neturėjau. Lygiai taip pat turėjau ir Cooler Masterio M752, jeigu neklystu, ausinės, kurios dar kažkur čia yra pas mane, tai labai geras dalykas buvo. Aš jas pakeičiau į šitas Alienware ausinės tik dėl to,
kad norėjau bevėlio ausinio, o tos ausinės to neturėjo ir buvo galimybė, sako, imk ir kodėlgi nepasinaudojus. Ignas klausia apie MacBooką, 13 turi M2 platformoje ir nori antro monitoriaus ir kokį monitorių pirkti geriausiai, pigiausias variantas. Ačiū, geros dienos. Tai tu pats pasakei, nes tau reikia tik tai YouTube'ui, tai labai lengva tau ir pasakyti, eini į bet kokį puslapį, rašai monitorius, atsidarai aktualumas, nežinau, kaina nuo žemiausios. Faktas, reikia pagalvoti, kad prie MacBook'o M2 tu jungsi greičiausiai per Type-C laidą, tai turi turėti monitorius Type-C arba turėsi adapterį, tai to irgi reikės pasirūpinti, bet iš esmės, jeigu tai yra kažkokiam chillui antras ekranas, tai tikrai nėra jokios rekomendacijos, tiesiog eini, scrollini ir žiūri, kuris tau bus geriausias. Jeigu reikia kažkam specifiško, tada galima rekomenduoti, jeigu žmonės dirba su nuotraukomis, su vaizdo medžiaga, tai tikrai labai rekomenduoju visą laiką žiūrėti į Dell Ultra Sharpus, bent jau aš ir bent jau daugelis profesionalų renkasi šitos dalykus, nes jie specialiai sukalibruoti gamyklą ir jų dažniausiai keisti, jų profilių nereikia ir žiauriai tikslus yra. Nori gamingo monitoriaus, vienas iš geresnių, tai tikrai Alienware 34 LEDas yra vienas kažkas iš to, kas tiesiog džiugina akis kiekvieną dieną. Toliau važiuojam. Noriu patarimo, kokį maršrutizatorių pirkti ir šitas klausimas labai daug ir ilgą laiką virpėdavo ir man pačiam, kai anksčiau rinkdavausi vieną ar kitą, labai daug žiūrinėdavau, kuris geriau, kaip ką padaryti, nes žinom, kad mes mes gyvename tose betono džiunglėse, kur daug butų yra ir daug naudotojų interneto, yra aplinkui labai daug prietaisų ir labai daug bangų visokiausių ir dažniausiai užterštas tas ryšys aplinkinis yra ir tada tau reikia šiek tiek galingesnio arba pareguliuoti pačiose maršrutizatoriaus nustatymuose. Yra tokių atvejų, kad duotas maršrutizatorius iš tiekėjos blokuoja vienas ar kitus sportus ir tu negali, tarkim, vieno ar kito žaidimo žaisti ar dar kažko, tai tada jau reikia kažką savaip daryti. Klausimo atveju yra 2 aukštų namas ir tą, ką aš naudoju, man rodos, čia yra šitos. Aš dabar pats naudoju, pas man nėra 2 aukštų namas, bet kai yra šiek tiek didesnis plotas, labai norisi padengti visą plotą tvarkingai gerai ir kad aukščiausias ryšys būtų, tai aš naudoju tokį variantą, tokį principą, kur viena stotelė yra pagrindiniai, kuria įeina tavo pagrindinis ryšys ir kitos stotelės viena su kita susijungia, jos veikia kaip ir toks extenderis, išplėstuvas į pačią ryšį ir kiekvienas iš jų dar turi 2 lizdus Etherneto, kuriais tu gali pajungti dar kitus prietaisus. Tai pas mus vienas yra koridoriui, į kurį įeina, kitas atkeliauja iki čia ir paduoda man į stacionarų kompiuterį laidą, tiesiog truputėlį geresnis ryšys ir be abejo svetainiai, į teliką ir į konsolę ten įeina laidai, o visur kitur yra ryšys ir jis yra tikrai tvarkingas ir dabar naudojame jau gal 3 metus šitą, nekart nebuvo kažkokios bėdos ar nulūžimo. Taip, klausimas apie S24, ar verta pirkti 24 Plus ar 24 Ultra? Galingumas, baterija, kameros ir taip toliau. Ultra yra labai geras telefonas. S24 Plus yra labai geras telefonas lygiai taip pat. Ultra turi vieną iš geriausių dabar ekranų apskritai, kuris gali būti telefonuose. Gale jau galim nebematuoti, mes net nebepastebim šito dalyko. Atnaujintas aušinimas, nauji procesoriai, 12 GB. Ar 24 Plusas nuo S24 Ultra skiriasi naudojimu ir kaip tu jį naudosi kiekvieną dieną ir ką patirsi su tuo telefonu? Ne, tikrai ne. Priedas prie S24 Ultros ir dėl ko ta kaina yra didesnė, tai yra titaninis korpusas, truputėlį kitas dizainas, kameros moduliai kitokie ir S-Penas. S-Penas yra tas, kur aš manau, didžiausia dalis žmonių nusipirkus S24 Ultra to dalyko neišnaudoja ir taip išmetami yra pinigai. Ar baterija geriausiai laiko S24 Ultra? Ne. Geriausia baterija laikys, mano manimu, 24 Pliuse. Tai pasirinkimas, jeigu tik dėl baterijos, manau, aiškus tenai būtų, bet abu labai geri telefonai.
ar verta papildomus 300 eurų mokėti, tai tiesiog tu paklausi savęs, ar naudosi S Pen, ar titaninis korpusas tau pliusas, dizainas vis tiek šiek tiek skiriasi, tai čia reikės tiesiog tavo pačio nuosprendžio apie šitos telefonus. Niekados negalvoju, kad sakysiu, kad man Samsungo telefonai yra pati. Bet iš tikrųjų taip yra. Taip yra. Labai daug ir toli nuėjo į priekį ir labai sveikintina. Anksčiau darėte video apie Secret Lab, ar planuojate daryti video apie priedus, tai tu galbūt ir gerai matei, nes mes tame filmuke ir pristatėm priedus, kuriuos mes irgi gavom ir dabar dar truputėlį yra jų daugiau ir aš čia dabar jau pasiruošęs šitam klausimui. Turim dar priedų atkeliavusių iš Secret Labo ir aš juos dabar esu išbandęs čia namie ir aš manau, kad galėsim padaryti, nes turim tokį patį stalą dar ir studijoje. Vieno dalyko, kurio negalėjau išbandyti, tai šitas Dual Monitor Armas būtent iš Secret Labo. Negalėjau jo išbandyti, nes vienas iš mano monitorių, kurį naudoju, jisai turi tą Vesas pakabinimą stačiakampio formos. Tiksliau, ne Vesas pakabinimas, bet jo pakabinimas ant jo kojos yra stačiakampio formos ir neturėjau adapterio. Ir adapteris, kuris buvo pridėtas, pasirodo šito monitoriaus dėžėje, aš jį kažkur išmečiau, tai žodžiu, užsisakinėjau naują, tai jis jau atkeliavo, jis yra pašte, bet dar nenorėjau paimti. Tada galėsiu išsibandyti šitą ir pažiūrėti, kiek tada vietos ant stalo. Toks dalykas labai fainas dar atkeliavęs irgi yra tiesiog ausinių laikiklis, aš taip dabar ausinės ir laikau, jisai yra, štai čia toks magnetinis, kuris prisikabina tiesiog prie stalo, tiksliau neprisikabina, prilimpa, prisimagnetina, prisitraukia prie stalo apačios, nes stalas yra magnetinis ir tiesiog tavo ausinės laiko. Cool. Čia toks, ar jisai yra fainas, čia labiau grožio reikalas ir kiekvieno supratimo reikalas, ar jis nori tokį dalyką daryti. Tai kartu Secret Labas su Nanoleafu yra padarę kolaboraciją būtent šitam didesniam 1,74 m, jeigu neklystu, dabar jisai stalui pritaikytas LED stripas, kuris su Nanoleafo programėlė yra valdomas ir gali pasijungti į USB Type-C, žodžiu, ar į elektros kištuką ir telefonu valdyti visą švietimą jo. Kas yra faina, jį užbandžiau irgi parodysim, kai darysim filmuką, kad jis yra magnetinis visas ir tiesiog tu jį prikabini prie stalo, nes jis yra visas metalinis ir tas stripas laikosi ir žiauriai tvarkingai ir gražiai šviečia. Cable Management Bundle tokie, vienas čia yra, biškį atitraukiu jo, kur irgi kalbėjau. Yra stripukai tokie, yra magnetiniai prisikabinantis prie stalo, laidų tvarkytuvai prie kojos. Čia iš esmės irgi viskas yra tas pats, tik tai su Dark Knight'o tematika. Čia yra PC mountas, būtent kompui pakabinti po stalu. Ir mano kompo dėžė yra biškutį didesnė negu standartinė, su Cryo-Chamber iš HP kompanijos tokia su viršume, kažkada irgi darėme filmukus apie juos ir labai bijau, kad netilps tiesiog jisai, bet viskas tvarkoje tilpo, tai irgi parodysim, kaip tai atrodo. Galbūt jie yra brangesniai šiek tiek pusiai, bet be abejo tie, kas nusipirks tikrai, tai galėtų paantrinti man į šito žodžius ir tiesiog yra geras daiktas, kainuojantis, bet labai geras daiktas. Kažkas klausė, Martynas klausė, gražus buteliukas, kur pirkote. Tai čia yra G Fuel'o butelys, gertuvė kartu su PewDiePie'aus stiliuku. Ir aš jį, man rodos, kažkada spalį preorderinau žiūrėdamas PewDiePie'aus filmuką ir buvo išmesta reklama, trumpai buvo preorderis ir laukiau 3 mėnesius, kol juos pradės gaminti. Nėra, jisai jau toks ir, matot, brangus. Ir dar gaunat pabandymui kažkokių skonių. Tai jau dabar jau jisai net nebėra preorderis, jau galima tiesiog nusipirkti. Cool, ir jis cool. Tai ir dabar yra keli klausimai buvo apie S24 dar, ar yra lietuviška abėcėlė šituose telefonuose, tai be abejo yra. Lygiai toks pat klausimas buvo apie Pixelį 8, kurį darėme filmuką, ar yra, taip yra, Google'as turi, Android'as turi šitą dalyką. Žmogus klausė klaviatūrą, taip yra. Garso kokybė, jeigu tu klausė apie garso kokybę iš speakerių būtent, tai nėra įspūdingai gera, tu teisingai pastebėjai ir lygiai taip pat yra 8, ar apie kokybę garso, kur kai įrašo ir video ir mes turime kažkokią garso kokybę, tai labai viskas ten yra tvarkoje, mikrofonai tikrai gerai veikia, ar coolingo problemas išsprendė.
Kartais, kai faina yra pasakyti blogus dalykus apie daiktus, nes tikrai nuoširdžiai iš savęs yra labai daug atvejų buvo, kur neiškeliavo filmukai vien tik dėl to, kad prekės ženklas tiesiog sakė no. Šiaip nemažai tikrai labai buvo klausimų šiandien ir tikiuosi visus greitai pasakiau. Labai faina, kad daugėja ir komentarų, ir klausimų, labai mes džiaugiamės tuo, kad leidžia tai pabendrauti ir kartais, kad klausimai būna faini, nebūtinai klauskite apie technologijas, apie bet ką kitą galite klausti. Gal nusipirkot kažką naujo, gal pamatėt CS, kaip Apple Vision Pro visiems ir kiek turinio yra sukelta. Kada mes gausim ir ar gausim, aš labai tikiuosi, ar mes galim užsakyti, aš negaliu dėti preorderio, nes neturiu norą išleisti 3,5 tūkstančio. Ačiū dar kartą, kad įsijungėt mus, ačiū dar kartą, kad rašot laiškus, nepamirškite Unbox @ Laisvės TV. Bye.